Gražia tradicija tapo, kad jūrinių reportažų cikle aptarėme vienintelio mūsų uostamiesčio jaunimo reikalus ir studijas. Šiandien vėl svečiuojamės vienoje įdomiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų, Tarptautiniame LCC universitete. Tarptautinėje aukštojoje mokykloje studentai net iš 29 šalių. Aš atvykau į šį universitetą mokytis, taip norėdama užsitikrinti savo ateitį. Bet giliai širdyje aš turėjau kitą tikslą. Man norėjosi pakeisti savo gyvenimą. Aš manau, čia yra puikia galimybė susipažinti su skirtingomis kultūromis bei sutikti daug įvairių žmonių. Be abejonės, tai gali pakeisti požiūrį į gyvenimą bei bendravimą su kitais žmonėmis. Kartais dėl kultūrų skirtumo nėra lengva bendrauti, tačiau mes kažkokiu būdu sutarėme ir prieiname prie bendrų kompromisų. Kartais tenka paaiškinti, kas yra įprasta tavo kultūrai, kas ne. Bet kai tu paaiškini jiems, ką tai reiškia tavo tautoje, jie linkę tai priimti ir gerbti. Tai skatina studentus gilinti kalbos žinias, suprasti skirtingų tautų žmonės. Studijų metu susipažįstame ir su tokių šalių kaip Azerbaidžano, Kazachstano, Rusijos ar Ukrainos studentais. Bendravimas su kitų tautų žmonėmis keičia mūsų visų požiūrį bei perspektyvas. Didžiąją dėstytojų dalį čia atviliojo tarptautiniai darbo mainai. Tačiau nenustebkite, yra ir meilės imigrantų. Sutikau su savo vyru, Saulium, Vokietijoje ir jis jau buvo studentas šitam universitete. Šitam universitete? Taip. Ir tada, kai mes ieškojom, nes mes norėjom pradėti studijos ir žiūrėjom, kad čia viskas labai atitinka kalbą ir nes mes pradžioj kalbėjom tik angliškai kartu, jis švediškai nemokėjo, o aš lietuviškai nemokėjau. Taip, čia viskas vyksta angliškai, ir tinka ir jam, ir man. Tada jis grįžo po akademinės atostogos su žmona. Jeigu nebūtų šito universiteto, tai gali ir meilės nebūti. Gal? Studentų bendrabutyje taip pat skatinamas tarptautiškumas. Stengiamasi greta apgyvendinti skirtingų tautybių studentus ir taip papildomai ugdyti jų toleranciją, bendravimą. Labą dieną. Labą dieną. Galima į svečius pas jūs ateiti? Aišku, galima, prašom eiti. Čia jūsų bendrabutis? Tai čia LCC bendrabutis. Kiek čia gyvena žmonių? Čia gyvena 5 mergaitės. Bet man patinka, žinot kas, aš žiūriu, kriauklės tvarkingos. Taip. Įrankiai. Mano laikais bendrabuty buvo viena kreiva šakutė. Galima užeiti, ten jūsų draugė, matau, mokosi. Aha. Labą dieną. Labą dieną. Mokat lietuviškai? Не. По-русски? По-русски. Как ваше имя? Аня. А вы откуда? Я с Беларуси. Ką jūs dar galite parodyti? Va čia pasakykit, kad specialiai čia netvarkyta. Čia tai visada tvarkinga ir ką? Ne, čia visada tvarkinga. Tokios mergaitės jau gyvena čia. Jo. Gal ne vienas LCC tarptautinio universiteto studentas po mokslų grįš į savo šalį, tačiau tikimybė, kad liks mieste prie jūros, Klaipėdoje, taip pat yra. Antra vertus, bendravimo pamokos ir tolerantiškoje aplinka jiems tikrai padės tęsti studijas ar sėkmingai darbuotis bet kurioje pasaulio valstybėje. Mūsų misija, mūsų tikslas šiam regione yra ugdyti juos kaip atsakingus piliečius. Tai visas mūsų 4 metų procesas yra nukreiptas į tai, kad jie visgi norėtų nuvažiuoti savo ir grįžti savo šalį, padaryti ten pakeitimus, demokratiją, socialinę atsakomybę ir visus kitus dalykus.